Iki šiol galvoju, kad tonikas skirtas veido odos valymui? Sustok. Toniko naudojimas veido nuvalymui yra tik vienas iš naudojimo būdų ir tai dažniausiai moteris daro tai neteisingai ir naudoja toniką vietoj prausiklio ar micelinio vandens. Svarbiausia žinoti, kad tonika naudojimas yra tik antras žingsnis po prausiklio. Geras kokybiškas drėkinantis tonikas atstato mūsų odos pH po vandens po prausimąsi, subalansuoja mūsų odą, sutraukia poras, gaivina, drėkina ir paruošia mūsų odą drėkikliams ir serumams. Toniko panaudojimas didina sekančių priemonių įsisavinimą net iki 70%. 3 naudojimo būdai toniko losjono. Pirmas tai yra atgaivinti, subalansuoti odą po prausiklio, tuomet įpilame toniką į delnas ir tiesiog praplekšnuojame visą veidą, galima ir kaklą. Antras naudojimo būdas – galima įpilti toniką į purškiklę ir nenaudoti delnų, o tiesiog supurkšti visą veidą po prausiklio, lygiai taip pat atgaivinti ir subalansuoti. Ir trečias paskutinis būdas tai yra ant vatos diskelio perbraukti visą veidą po prausiklio. Šis būdas labiausiai tinkamas vakare, jeigu jūs turėjote makiažą ir po prausiklio tiesiog norite patikrinti odos švarumą, tuo pačiu sudrėkinti, atgaivinti ir subalansuoti veido odą. Aš kaip tavo grožio konsultantė rekomenduoju toniką losjoną su hialurono rūgštimi ir su niacinamidu iš Time Wise linijos naudoti kiekvieną dieną po kiekvieno sąlyčio su vandeniu, tai yra ryte ir vakare po prausiklio, o taip pat po kaukių nuplovimo. Ši tonika su užpatentuota Time Wise formulė tiesiog dievina mūsų klientės ir konsultantės ir vadina gyvybės vandenėliu. Jeigu ir tau jo reikia, drąsiai kreipkis, o jeigu tau buvo naudingas šis video, nepamiršk padėti širdutę, išsaugoti sau ir pasidalink su draugė, kuriai ši informacija irgi bus naudinga.